visiškai kita. Tai vat, na, aš savo ruožtu džiaugiuosi labai, nežinau ar džiaugiuosi, ar esu kažkaip labai maloniai nustebinta, kad per tokį trumpą laiką, tai yra po metų, pasirodo antra praktiškai tokio pat dydžio, ne antra iš tikrųjų, kiek jų buvo iš viso, negaliu pasakyti, po 1,5 metų Gintas mane pataisė. Pasirodo šita knyga, prieš tai buvo Popono ir Tarno praeitais metais išleista, kuri jau atrodė, kad Gintautas sudėjo kokių 10 metų savo atradimus, skaitimus, savo įžvalgas, skaitant pačią įvairiausią literatūrą ir stebint politinius procesus, socialinius procesus ir visą kitą. Pasirodo, kad anaiptol ne viskas ten buvo sudėta ir paraleliai vyko ir kiti apmąstymai, kurie sugulė į šitą knygą. Ir medžiaga labai įvairi yra ten ir čia, bet jinai nesikartoja, bet jau aš nepastebėjau nieko, kas kartotųsi. Gal kad Gintautas ką nors prisipažins, nežinau, bet iš tikrųjų nesikartoja, sako, patvirtina. Ir manau, kad jūs irgi tą pastebėsit. Jeigu susirinko Gintauto knygos gerbėjai, tai Gintauto kūrybos, tai praeitą knygą, jeigu skaitėt, tai pamatysit. Ir labai panašiai jinai yra į praeitą knygą, tuo ir į kitas Gintauto knygas, tuo iš tikrųjų, kad, aš sakyčiau, ugdo ir pirmiausia ugdo, ką jau mes šnekėjom čia atvažiuodami, visai kitokią leidybos tradiciją, tai yra disciplinuoja kalbos redaktorės, neleidžia joms griežtai sakyti, kad tokio arba kitokio žodžio lietuvių kalboje nėra, nes Gintauto kalboje yra pačių įvairiausių žodžių, tokių, kurių nėra jokiuose kituose veikaluose, kaip matysit. Ir aišku, kad leidyklom yra iššūkis leisti tokias knygas, nes jos gali susilaukti kritikos vien dėl formos. Taip pat ugdo ir skaitytoją, aš sakyčiau, labai reikia tokių knygų, kurios šiaip, jeigu kas nors norėtų paimti kaip tikrą akademinį leidinį ir pabandyti iš pradžių struktūriškai suprasti pagal turinį, kas ten yra sakoma ir net nelabai daug skaitydamas iš karto pasakyti, ką nors panašaus į pagrindinę tezę, tai to irgi neišeitų padaryti. Iš tikrųjų, tai yra knygos, kurias reikia skaityti lėtai, sakinys po sakinio, kurias reikia, ne tai, kad reikia, bet malonu tai daryti. Kiekviena pastraipa, jinai pateikia visiškai kitos medžiagos ir, na, toks, aišku, kad aš pati dar tokio malonaus skaitimo galimybės neturėjau. Kol kas reikėjo ją greitų skaitimų perskaityti, peržiūrėti ir iš to spręsti, bet dabar labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad turėsiu galimybę ją lėtai, sakinys po sakinio apgalvodama perskaityti ir nebandyti iš karto skaitant atsakinėti į kažkokius klausimus arba bandyti įsivaizduoti schemą, kurią ta knyga pateikia, bet tiesiog vos ne kiekviena pastraipa jinai duoda kažkokią kitokią perspektyvą į tą medžiagą, kurią galbūt žinojai, bet jinai yra ten pateikta visai kitaip. Dabar aš nežinau, ar esu visai tiksli vadindama tai, iš ko Gintautas Mažeikis šitas knygas daro, vadindama visą tai medžiagą, bet visgi tai yra patys įvairiausi tekstai, patys įvairiausi meno kūriniai, patys įvairiausi įvykiai ir pastebėjimai, kurie yra labai keistai ir visiškai netipiškai grupuojami, ne? Kas yra man labai gražu apskritai visose jo knygose ir šitoje, tai yra, kad kažkokie neva stambus įvykiai arba reikšmingi ir visiems žinomi atsiranda šalia smulkių, kokie nors klasikai kaip Pablo Picasso atsiranda šalia Lietuvos menininkų, tokių kaip Rimantas Plungė. Ir jie būna tiek pat vertingi ir tiek pat reikšmingi, dėl to, kad jie yra vertingi ne patys savaime, o tuo, ką ten pamato knygos autorius, būtent Gintautas. Dėl to, kad šalia galima atrasti netikėčiausiai, reiškia tiek pat dėmesio skiriamo
Leibnicui, pavyzdžiui, ir tiek pat Algiui Uždaviniui, ne? Dėl to, kad, na, kas iš viso mane pribloškė, kur yra svarstoma jau įsitikinimo antropologija, atrandam tokį antropologą kaip Jucevičius, Liudvikas Jucevičius, toks iš viso visiems pamirštas, ir šalia jo Viktoras Terneris. Tai yra, nėra nei centrų, nei periferijų, nėra nei stambių, nei smulkių, nėra nei reikšmingų, nei nereikšmingų, yra tik tai tas, su kuo susidūrė pastabi akis ir iš ko jinai nutarė, būtent iš ko pats autorius nutarė savo argumentaciją sumegzti, sukurpti iš tokių mažų pastebėjimų. Tai vat visą tai, man atrodo, labai vertinga čia, jeigu kalbant apie formą. Ir aš manau, kad tokios knygos tikrai jos yra, na, lobis, nes kažkokių sistematiškesnių akademinių, na, reikia prisipažinti, mažai kas jas skaito. Ir gal ir daug kas skaito, nežinau, ne tai svarbu. Svarbu, kad jos visos gula į kažkokią vieną lentyną, į vieną skyrių. Tuo tarpu šitos jos teikia tokio intelektualaus pasimėgavimo, tokio teksto malonumo, ne, kur gali bandyti paskui autorių atrasti netikėčiausiose vietose kažkas labai, iš tikrųjų, pasikeitimus, ne, metamorfozės, ką jisai rodo. Tai va, na, apie pačią temą, ką galėčiau pasakyti. Gal tada, kad nebūtų čia per ilgai mano kalbėjimo, pereisim prie to, po to, kai pasisakys Nerijus Milerius, kuris irgi yra pakviestas pristatyti. Ir paskui gal tada vėl aš įsijungsiu, po to Gintautas prašėm kuo vėliau duoti kalbėti, bet galbūt jis nebeištvers ir atims iš mūsų mikrofoną. Gerai, tai dabar duodu žodį Nerijui Mileriui. Dėkui. Kažkada žiūrėjau vieną iš programų ir mačiau, kad čia buvo anonsuota, jog kalbėjęs Algis Davidavičius. Tai norėjau paklausti Ginto, kaip čia Algis Davidavičius kalbės, ar man reikia ateiti ar ne. Bet paskui supratau, kad čia gerai įsipaišo įsitikinimo strategiją. Tai galiu tik tais atsiprašyti, kurie norėjo Algio Davidavičiaus paklausyti. O šiaip dabar aš uzurpuosiu jo tapatybę ir pradėsiu kalbėti Algio Davidavičiaus balsu. Kas žinot, kad tai labai sunku yra pakartoti. Tai kažkaip reikėtų tarsi susisteminti visą šitą kalbą, tarsi, ne, juokais. Ir tada aš galvojau, kaip reikėtų, jeigu tai būtų rimtas pranešimas, kaip aš įvardinčiau visą šitą pranešimą. Ir įvardinau jį paprastai. Tai yra Mažeikio magnum opus, arba kodėl niekada nebus mažeikizmo Lietuvoje. Tai čia yra tarsi dvi tokios mano tezės, kad Mažeikis padarė magnus opus ir kad mažeikizmo Lietuvoje niekada tikrai nebus. Kodėl tai yra magnum opus? Todėl, kad pats turinys tai byloja. Nežinau, ar turėjote galimybę pasižiūrėti, kas tai per turinys. Tai galiu perskaityti įsitikinimo poetiką, įsitikinimo estetiką, įsitikinimo meditacijos, įsitikinimo metafiziką, įsitikinimo epistemologiją, įsitikinimo politinę antropologiją, įsitikinimo socialinę ir politinę kritiką, protestai, revoliucija ir įsitikinimas, išvados, morfologija ir metamorfozės. Tai iš esmės, jeigu dar vienas autorius nori pasisakyti apie Gintautą Mažeikio knygą. Turinys šitą vaikų išgąsdina. Nedavė tau pasisakyti. Ne, visi peržiūrė. Tai jeigu nebūtų paskutinio šitos skyriaus protestai, revoliucija ir įsitikinimas, tai tarsi tai atrodytų totalus kompendiumas pažiūrų.
Ir skaitant šitą turinį kyla dvi tokios mintis. Arba Gintautas Mažeikis susiruošė mirti ir nusprendė tada viską parašyti ir pasišleisti savo gyvenimo knygą, kur būtų reziumuota visa jo teorija. Arba Gintautas Mažeikis tapo mentoriumi ir dabar pradės visus mokyti, kaip reikia mąstyti. Nes čia tarsi yra padengtos visos absoliučiai temos. Aš prisiminiau tokį autorių, Sašą Sokolovą, kuris yra parašęs knygą Всеобщая теория всего. Tai ten atsiverti šitą knygą, ji teisybę sakant, tokia dvigubai didesnė, net trigubai už šitą, čia baisiai liesa. Ir ten tikrai yra parašyta totaliai apie viską ir visai įmanomų būdų. Tai štai visą tai, ką aš iki šiol sakau, aišku, negalioja šitai Gintauto knygai, nei susiruošė mirti, ačiū Dievui, nei ruošiasi mokyti, o kodėl taip yra. Štai prieš tai jau Jurga jum ir papasakojo, kad tas turinys yra labai apgaulingas. Tai viena vertus jis iš tikrųjų pretenduoja į tokį totalumą ir homogeniškumą. Tas totalumas ir homogeniškumas yra visiška apgaulė. Tai yra, kada atsiverti šitą knygą ir pradeda ją skaityti, tai surandi, minkštai tariant, tai paprastai labai tokį kaleidoskopinį mąstymą, kurį jau apibrėžia ir Jurga. Ir įdomu, kad man ir jai kilo visiškai panašios tokios mintis. Tai yra tokie keisti labai deriniai arba keistos grandinės. Platonas, Degutytė, Snaudenas, Uždavinys, Rimantas Plungė, vargšas, kažkodėl ir man užkliuvo, ne todėl, kad jis būtų blogas žmogus, bet tai kontrastai tam tikri visuomet kliuvo. Ir galbūt netgi geriau būtų skaityti ne taip, kad Platonas, Degutytė, Snaudenas, Uždavinys ir Rimantas Plungė, o atvirkščiai. Ir įdomu, kad tokioje dalyje, kuri standartiniam kompendiume būtų centrinė, tai yra įsitikinimo metafizika, ten yra daug visokių dalykų, išskyrus tarsi pačios metafizikos. Ne? Ir viskas eina viskas sukonstruotame hierarchiniu, anarchiniu būdu. Kartais kyla klausimų, ar čia apskritai yra dalelės iš viso knygų metafizikos, gal vien tik patafizika, kas žinote Gintauto mąstymą, tai nereikia aiškinti, kas tai yra. Na, bet tada skaitydamas pats savo laviruoji visiškai situatyviai tarp tokio patafizinio konteksto ir metafizinio tam tikrų įžvalgų. Taigi, labai tarsi banalu, bet pasakytume, kad tai yra toks tinklinis tekstas ir didžiausias disonansas, jau sakiau, yra tarp pavadinimo ir to, kas yra kiekvieno skyriaus viduje. Ir dar vienas disonansas yra tarp tinklinio teksto pobūdžio ir štai va tokios va knygos kitais viršeliais, kuri iš tikrųjų yra knyga tokia senąja, gerąja šito žodžio prasme, ne, tam tikras materialus daiktas. Nes viduje, kaip tinklinis tekstas, jis funkcionuoja kaip hipertekstas su daugybė, liaudiškai tariant, linkų ir sąryšio. Beveik su visko sutikau su Jurga, išskyrus su vienu dalyku, manau, kad tai yra greito skaitimo knyga. Aš visada greitų tokių skaitimų ir mąstymų vadinu kabutėse blogą mąstymą, bet čia yra visiškai atvirkštinė situacija. Neverta, mano manymu, koncentruotis į vieną tašką, todėl kad tinklinėme tekste viename paskiriame segmente iš tikrųjų būtų netikslinga bandyti įskaityti vadinamasias kažkokias įžvalgas. Ir ilgai koncentruojantis į vieną vietą, iš tikrųjų tas tekstas tikrai nepaaiškėja. Ir daugelį yra skaityti viską, antrą kartą skaityti viską ir trečią kartą skaityti viską. Ne? Tai tada tinkliai prastai taip tekstas ir funkcionuoja.
Bet tinkle tekstas funkcionuoja ir dar vienu tokiu aspektu. Kada Gintautas Mažeikis šalia Platono ar kitų autorių pradeda minėti Snowdeną, pavyzdžiui, dabartinės aktualijas Sirijos, kurios kaip tik šiuo metu kažkokiu būdu mezgasi ir galbūt šiuo metu vyksta kulminacija kažkokia Sirijos konflikto, tai skaitydama šitas vietas labai aiškiai supranti, kad galbūt po 3 dienų situacija visiškai pasikeis ir viskas bus totaliai kitaip. Tai reiškia, kada visas šitas intervencijas, kaip sako Gintautas, yra įsileidžiamos aktualijos vadinamosios, tai jos labai aktyviai pradeda perrašinėti knygos turinį. Ir įprastai standartinė knyga labai bijo tokių situacijų, nes visada, ypač jeigu tai rašai kaip magnum opus, tai kreipiesi neva į amžinybę, iš amžinybės perspektyvos autorius, skaitytojas, atsiprašau, tarsi vertins autorių, o čia Gintautas tokia lengva ranka pažarsto visiems savo kritikos teiginių, žiūrėkit, toks nors X-as iš karto už 3 dienų pradės bėgti, tai ką tu čia rašai, jau seniai viskas paseno, jau tarsi seniai viskas yra totaliai kitaip ir taip toliau ir panašiai. Bet šiuo atveju vėlgi, kadangi tekstas yra tinklinio pobūdžio, tai yra labai aišku, kad nėra to vadinamojo kabutėse tiesos kriterijaus ir čia nerašoma iš amžinybės perspektyvos ir tai greičiau yra teksto stiprumas, kad jis leidžiasi būti perrašomas. Tai reiškia, kad knyga tikrai nėra užbaigta, nereikia bijoti jos daiktiško tokio plytinio pobūdžio, o toliau kažkokie užmegzti periferiniai kontekstai nuolat keičiasi ir ta knyga perrašinėja. Todėl mąstyti standartinėmis tokiamis kategorijomis aktualijų ir senienų, skaitant šitą knygą, tikrai negali. Na ir tada kyla klausimas, apskritai, ar šita knyga turi centrą, turi šaltinį, Jurga jau sakė, kad neturi. Ir aš radau čia tokią vieną vietą, kuri mano manimu labai gerai paaiškina, kodėl šito centro nėra, kodėl nėra centro kabutėse Gintauto Mažeikio. Jis rašo, asmuo nėra nei visumos dalis, nes jis ją griauna, skaido, kūrė nesuderinamą heterogeninę įvairovę, bet jis nėra ir tik iš savęs besiskleidžianti monada, nes jo patyrimai yra nuolatos keičiami komunikacijos, kūrybinio ir institucinio dialogo metu. Čia labai paprasta, sakytume, tezė, labai atpažįstama, viskas aišku, subjekto kritika, bet toliau yra svarbu, žmogus nėra nei savaiminė esybė, nei socialinis konstruktas, jis yra ekscentriškas, neužbaigtas ir atviras deformacijai. Turiu omeny tai, kad socialinė inžinerija, disciplinai, edukacijai režimams yra pasiekiami tik kai kurie žmogaus kaip subjektų spiečiaus elementai. Tai yra kai kurie socialiniai, kultūriniai, ekonominiai vaidmenys. Tai yra asmuo vienu metu yra ir savo įvairovės derintojas, savo ploščių prieštaringas skleidėjas, kūrėjas ir propagandinio ar disciplininio poveikio objektas. Tai čia visi puikiai žino, kuriai, sakytume, grubiai stovyklai priklauso Gintauto mintis, bet šitoj vietoje yra labai keletą tokių svarbių dalykų pasakyta, kad Gintautas kažkaip įsprūsta iš tokios jau super pesimistinės determinizmo gaidos kažkokios, tai yra kas ir Frankfurto mokykloje kartais yra akivaizdu, ar ne, tokia visiška subjekto kabutėse determinacija, visiškas konstruktas, kuris neva nieko pats negali pakeisti ir tuomet viską, ką galima padaryti, tai tik nuolat praktikuoti tokią performatyvų kritikos tarsi naratyvą. Šiuo atveju yra visiškai aišku, kai nei pats subjektas valdo šitą vadinamąją subjektų spiečių,
nei tokia kritika gali tą subjektų kabutėse spiečių išskleisti tokių panoraminių kažkokių kritinių neva būdų ir apskritai nėra net ir tokios siekimybės. Čia visi, kas yra susipažinę gerai su Žilio Deliozo, Feliks Guattari darbais, tai puikiai žino, čia yra mažųjų subjektų tarsi toks toposas. Taigi vietoj Gintauto Mažeikio, kuris rašytų Magnus Opus, yra daug Gintautų Mažeikiukų, kurie sklysta tam tinklinėme kažkokiame tekste ir nuolat save perrašo. Tai tarsi čia dėl reikalo aš pats įsiplečiau, jau labai norisi Gintautui perduoti žodį. Tai tada tik labai trumpai pasakysiu apie savo antrąją tą dalį. Taigi, kodėl čia nėra Magnum Opus, manau, tarsi pasakiau. O kodėl nebus Lietuvoje niekada iš principo mažeikizmo, už ką atsakiau, tai manau todėl aš čia pasidalinsiu tokiais asmeniniais prisiminimais, kai mokiausi filosofijos fakultete. Tai Gintautas Mažeikis, tuo metu jaunas dėstytojas, ką tik matyt baigęs Piteryje, skaitė mums renesanso kursą ir mes bandėm kažką suprasti ir pamatėm, kad kažkaip žmogus kitaip mintis dėlioja, negu tie mūsų ankstesni girdėti dėstytojai, kurie kalbėjo apie Platoną ir viduramžius. Tai yra standartinė edukacijos mašinėlė. Antika, viduramžiai, atėjo laikas renesansui ir kalba kažkoks žmogus, beje, Gintautas nesupyks, kad tuo metu jis nebuvo labai stiprus oratorius, visiškai kitaip negu dabar. Kažką murma apie magiją, apie dar kažkokius dalykus ir tada studentas nežino, ką daryti. Nes geras studentas yra arba erkė, arba hiena. Tai yra erkė prisisiurbia prie minties tam tikros, koks nors Heideggeris yra puikia erkė, prisisiurbė prie Buselio ir paleido tada, kada iššiurpė totaliai viską iš jo, ne? Ir tada tarsi pradėjo savo. Arba geras studentas yra hiena, kuri sukasi aplink tam tikrus simbolinės galios objektus ir tada lenkėsi jiem, o kada pamato, kad jie susilpnėjo, tada čiumpa ir sudrasko, kas liaudiškai vadinasi kritika, arba mokytojo peržengimo, mokytojo pratęsimo, ar ne? O čia, kai klausaisi tokios Ginto minties, supranti, kad nėra vietos nei erkei, nei hienai, nes neaišku, į kurį čia segmentą įsisiurbti. Ir nepaisant to, kad, kaip Jurgas sakė, yra daugybė įvairiausių naujų terminų, bet iš šitų terminų jokio mažeikizmo, tai yra jokios sistemos nepastatysi. Iš principo tarsi yra sisteminė. Taigi šiuo atveju subjektukai, tie mažeikiukai, jie gali patys prisisaginėti prie ko tik nori, bet ir patys neprisisega amžiams, nes, kaip minėjau, pats kontekstas nuolat tą tekstą perrašo. Tai yra, kodėl šitas tekstas yra įsitikinimas, o ne įsitikinimas. Žmonės kovoja už įsitikinimus, mušasi į krūtinę ir netgi anksčiau kviesdavo į dvikovas už įsitikinimus, ar ne? O čia yra tarsi visiškai kitas kontekstas, kada tam tikros fiksuotos amžiams pozicijos nebuvimas nėra jokių būdų pozicijos silpnumas, o kaip tai priešingai yra jos situatyvus judrumas, spontaniškumas ir atvirumas patiems įvairiausiams kontekstams. Taigi, su tuo Gintautą sveikinu, kad mažeikizmo Lietuvoje niekada nebus. Ačiū labai Jurgai, ačiū ir Nerijui. Ir taip pat noriu padėkoti iš karto dviem mano mielom redaktoriam. Visų pirma, Jurgitai,
Girčienei, kuri pakeitė ir mane, ir Lolitai Petrašiūnaitei, kuri bendravo su manimi. Nebuvo lengva šitame Karaliaus Lyro kelyje, nes, kaip jau Nerijus įsiminė, turbūt niekada, suprantate, vienas dalykas pasakyti, metafizikos nėra ir būti kaip Dievo nėra, ar ne, tokios iškelti save į antro Dievo lygį ir vadinti, žinot, ano nėra, eikit jūs visi ten, kur tik norite. Štai tokia būsena, kuri yra savo nereflektyvi. Ir kitas, ir lygiai taip pat lengvai galima pasakyti, žinote, metafizikos nėra. O aš neturiu tokios pretenzijos pasakyti, kad metafizikos nėra, bet kita vertus tada atsiduri to Karaliaus Lyro būsenoje, kur Karalius Lyras Šekspyro šneka. Ir man kažkada, dar rašant apie Renesansą knygą, man pasirodė jo šnekėjimas, būtent Lyro pats įdomiausias. Jis yra beprotis, bet ir kas yra Lyro pasiekėjai, lyrikai. Oi, kaip būtų gerai, kad lyrikai būtų Karaliaus Lyro pasiekėjai. Aš irgi būčiau lyrikas tada. Ir šitai, bet šitoje vietoje, matote, iš karto atsiranda tam tikras plyšys ir nesusipratimas, kuris šitoje vietoje vyksta. Ir man štai šitas nesusipratimas yra pats svarbiausias. Tas skilimas, nesusipratimas yra svarbiausias. Ta skirtis, kurią nurodau ne objektyviai, o pats bandau ją pasinerti. Ir todėl tokio didelio dramatiško skirtumo tarp patafizikos ir metafizikos nėra, bet kita vertus tas, kas pasakys, žinote, tai viskas tada yra juokai ir patafizika, tai nebus tie kvazimodai, kurie nurodo kažkokį šventą egzistenciją, bus tiesiog kvailiai. O būti kvazimodu, kuris nurodo kažką tai tokio, yra sudėtinga ir labai dramatiška, sakyčiau, net tragiška būsena. Tai suartinti patafizikos ir metafiziką, iš kurią jau daug kas pavertė juoku ir kvailystė, ir apčiuopti štai šitą sudėtingumą ir žaismą šitoje vietoje, sakyčiau, yra sudėtinga. Ir tai tikrai nepaprasta ir skirtingai nei kitas knygos, kurias aš rašiau, kurios buvo tokios programinės. Yra tikslas, yra objektas, yra išskyrus poną ir tarną, kur kažkokio žaidimo jau buvo labai daug. Jos, yra toks darbas, kurį padarai, o šita knyga, ji pati savo yra. Ji, kaip aš dabar jau žiūriu, yra kiekvienas puslapis, beveik, galbūt ne kiekvienas puslapis, bet tie puslapiai, kurie yra geriausiai, jie yra visiškai nepriklausomi nuo manęs. Ir aš nesugebėčiau jų antrą kartą parašyti, jie patys savo yra. Ir nuolatos stebiuosi, kaip jie čia atsirado ir žiūriu su siaubu ir nuostaba, ką jie čia šneka dabar ir kaip niekada mano nerašyti. Tai, sakyčiau, vienas dalykas, bet kitas dalykas, kuris mane džiugina nuo pat pradžių, tas baisus pasipriešinimas, kurį teko girdėti dėl dviejų dalykų. Pirmas, jau paminėjo abudu, ir Jurga, ir Nerijus, tai kad suspiegiančia nepakanta buvo sutinkamas žodis įsitikinimai. Ir net mano geriausi doktorantai, kurie labiausiai mane myli, teisė visur į įsitikinimus. Ir buvo įsitikinę 100%, kad kiekvienu atveju aš darau klaidą. Ir kad tai man leistina. Ir kad leistina mažeikiai taip smarkiai klysti. Ir nuolatos netyčia prašyti. Vietoj žodžio įsitikinimas, kad nei vienas kitas šitokios kvailos klaidos, žinoma, nedarytų. Bet mažeikis yra beprotis ir jis netyčia visur prirašo tokią keistą klaidą. Vietoj žodžio įsikitinimas. Kas čia dabar per dalykas? Tai tikrai buvo įdomus, sakyčiau, platus ir įdomus nuotykis ir įvykis.
Na ir kitas dalykas, žinoma, kad aš turėčiau dabar pasakyti visą aibę padėkų, kurių galbūt nebūtų suvardinti, bet jas pasistengiau vienur ar kitur